Trenerė, šiandien rungtynės tokios, kad ko gero labiau galima pasidžiaugti tik tai, kas buvo šalia aikštės, tai yra žiūrovų didžiulis kiekis, aikštėje aišku ne viskas buvo blogai, bet galiausiai pralaimėjimas. Koks įspūdis ir mintis bei komentaras po rungtynių? Tai be abejo, labai buvo smagi atmosfera. Padėkoti norėčiau visiems žiūrovam, kurie susirinko taip gausiai. Toks jautėsi tikros futbolo rungtynės. Kas liečia rungtynės, tai manau, kad tikrai žaidėm gerai pirmą kėlinį. Ir kaip paskutinėse keliose rungtynėse neįmušam tų greitų įvarčių, nepasinaudojom savo progom ir galiausiai kenčiam patys gale. Tai manau, kad iš mūsų pusės rungtynės nebuvo blogos. Tiesiog viena klaida gynyboje, vienas perdavimas iš krašto pakeitė visą situaciją. Tai po praleisto įvarčio varžovas dar žemiau susispaudė prie savo vartų ir be abejo buvo sunku juos pramušti. Tai tokių, vadinkim, pusprogių buvo, bet mums to neužtenka. Mums reikia sukurti daugiau progų, jeigu norime įmušti įvartį. Iš esmės, žvelgiant į tą platesnį vaizdą, ta pastaroji atkarpa, daug nelaimėtų rungtynių, neskaitant riterių, bet atrodo, taip žiūrint į pavienės rungtynės, vienur raudona kortelė, kitur gal neišnaudota proga, kitur viena klaidelė, atrodo, žiūrint į pavienės rungtynės kažkokios tragedijos nėra, bet aišku, žiūrint į visą antrą ratą, daug nelaimėtų rungtynių, dabar net ir lygių jau nebėra, porą pralaimėjimų iš eilės. Labai neramina patį jūs, kad taip barstomi taškai? Tai be abejo, visas bendras paveikslas tikrai neguodžia ir ypač tas antras ratas, tai kaip turėjom pirmą ratą rekordinių pergalių seriją. Dabar manau, kad rekordinis nelaimėtų rungtynių serija tikriausia. Tai jūs teisingai sakote, jeigu žiūrėti į pavienės rungtynės, beveik visos rungtynėse žaidėm geriau, mano nuomonė, tikrai kūrėm šansų daugiau įmušti. Bet kaip ir jūs pastebėjote, vienose žaidžiam tikrai gerai, dominuojam aikštelėje, tada raudono kortelį, kitose padarom 27 smūgius į vartų plotą, į vartų pusę, neįmušam įvarčio, vėl baigėsi 0-0, trečiose praleidžiam įvartį likus 20 sekundžių. Tai tas visas etapas tikrai liūdina, tikrai nėra malonu. Tai jeigu žiūrim kiekvienas rungtynės, tai daug labai gerų dalykų galima rasti, bet visumoje, žinot, pagrindinė statistika būna tablo. Nelaimėtos, pralaimėtos rungtynės iš eilės slegia ir žaidėjus, ir matėm po rungtynių, buvo ir konfliktas. Tikiu, kad tai ir ta emocinė iškrova, kuri susikaupė žaidėjams. Varžovai nepaslaptis darė stovyklą Druskininkuose, dabar turit jūs pertrauką, gal ir jūs kažką mastot, prasipūsti galvas, šiek tiek atsipūsti gal ir nuo to futbolo, nes atrodo, kad dabar toks juodas debesis užėjo ir neina jo prasklaidyti. Tai be abejo, nemalonu pralaiminėti, nemalonu prarasti taškus, tai čia yra normalu, ypač kaip komanda po praeito sezono, šio sezono pradžios visi buvo pripratę laimėti, tas mentalitetas toks buvo nugalėtojų, dabar kiekvienos rungtynės spaudžia, tas pasitikėjimas blėsta žingsnis po žingsnio, reikia, kad jį susigrąžinti, reikia turėti bent vienas ar dvies geras rungtynės ir tada grįšim į tas vėžes. O dabar rungtynių pertrauką pačiu laiku tikrai reikia truputį nusiraminti, reikia atsipūsti visiems ir treneriams ir žaidėjams ir tuomet pasidarius išvadas žiūrėti į priekį.